Tai sveikas Danai. Sveikas Atvykęs Robertai. į mūsų lauką dieną. Į šitą būtent rapsų kolekciją, ar ne, gamybinius bandymus, kur ūkius supažindinam su perspektyviausiam, tikim, kad perspektyviausiam mūsų veislėm. Ir vis tiek, ar ne, atėjo tas sėjos metas ir kaip tu vertini, Danai, kaip irgi užimantis svarbią vietą selekcijoje, žinantis veislės, kodėl būtent Janoš, ar ne, stovim prieš Janoš veislę ir kaip manai, kodėl ūkis turėtų rinktis šiais metais šitą veislę? Ačiū Robertai už kvietimą į lauko dieną, buvo labai smagu, nors ir lietinga, grįžti į savo tėviškę, savo gimtąjį rajoną ir matyti, kad Janoš veislė atrodo išskirtinai gerai ir potencialiai. Šiais metais lankėmės tikrai nemažai visur, Lenkijoje, Vokietijoje, dalijomės patirtimi iš OPUL pusės, kaip vyksta selekcija, kaip vyksta veislių atranka, išvedamos naujos veislės, bet labai smagu, kad iš visų tų matytų laukų, bandymų, būtent čia, Šiaurės Lietuvoje, rapsai atrodo gražiausiai, ypatingai mūsų Janoš veislė. Ir tai yra dėl kelių dalykų. Pirmas dalykas tai yra potencialus regionas auginti rapsus, tai yra geri dirvožemiai. Ir dar vienas dalykas, kad tai yra labai gerai išpildyta technologija. Kalbant apie Janoš, šiai veisliai reikia maksimaliai intensyvios technologijos tam, kad galėtumėm atskleisti derliaus potencialą. Ir kai šitą sąlygą išpildom, tada mums reikia turėti hybridą veislę, kuri tą potencialą parodys. Potencialas atsiskleidžia tada, kai veislė gali nesusirgti per anksti. Ir tai, ką matome su Janoš tyrimų duomenimis Lenkijoje, daug lokacijų praėjusių metų bandymais įrodyta ir stebėjome rezultatus, kadangi prie šito proceso praleidžiame labai daug laiko, kad ligų prasme, vėlyvų, sklerotinio pūvinio, verticiliozės, Janoš veislė turi perpus mažiau nei kiti tirti kandidatai. Tai reiškia, kad kai pasirenkame šią veislę, mes galime galvoti apie tai, kad veisliai užteks laiko subrandinti derlių ir atskleisti potencialą. Tai yra svarbus dalykai ir tai ateina iš genetikos, kadangi Janoš tėvinės linijos ateina iš skirtingų regionų, iš kontinentinio klimato ir iš jūrinio klimato, tai iš ten ateina specifiniai genai ir atsparumai. Bet mūsų sąlygom visada tinka veislės, kurios yra arčiau mūsų regiono. Tai Janoš yra viena iš veislių, viena pirmųjų veislių, kurie ateina iš mūsų selekcinės stoties Lenkijoje. Tai, ką matome bandymuose, visada turi būti patvirtinta ir tyrimų duomenimis čia Lietuvoje. Žinau, kad Dotumo Seeds labai stipriai atrinkinėja veislės prieš pradedant platinti, rekomenduoti ūkiams auginti. Ir tai yra gerai, kadangi veislės elgiasi skirtingai kiekvienoje šalyje, kiekvienam regione. Robertai, kokie tavo pastebėjimai apie Janoš iš jūsų gamybinių bandymų? Jo, tai džiugu, kad Janošą tokiuose gamybiniuose bandymuose, kuriuose šiandien esam ir kuriuose organizuojam lauko dienas, būtent ūkininkus supažindinant su naujomis veislėmis. Tai Janošas jau yra antrus metus. Ir tie 2 metų rezultatai iš principo rodo, kad šita veislė yra derlingiausia iš mūsų turimo asortimento arba tirtų veislių būtent šitose kolekcijose. Ir tas derliaus priedas yra nuo 200 iki 400 kg, įvertinant, kaip sakyti, bendrą rezultatą, vidurkį, ar ne, to visų bandymų. Tai vienas dalykas, tai ką ir minėjai, tai matom, kad derliaus potencialas iš Janoš veislės yra didesnis. Žinoma, tas potencialas tikriausiai ateina iš tos pusės, kad veislė yra gan vėlyva, vėlyvos brandos ir vėlyvesnė veislė gali parodyti didesnį derliaus potencialą. Kitas, ką ir tu minėjai, labai teisingai pabrėžiu, kad tai yra išskirtinio stiebo sveikatingumo arba labai sveika veislė, kuri aš, ką mačiau praėjusiais metais, buvo viena sveikiausių mūsų veislių bandymuose ir kuri išlaikė ilgai žalią stiebą, iš principo tikrai turi gerą toleranciją verticiliozei, nors praėjusiai metai buvo ar ne iššūkis labiau su sklerotiniu puviniu, bet iš principo tai tikrai yra sveika veislė. Ir aš paantrinsiu tau gal, kad bendrai iš selekcinės pusės žiūrint, tai tik tais per tą augalą sveikatingumą, kaip aš matau, mes galėsim toliau išlaikyti tą derliaus potencialą arba bent jau pasiekti tą norimą ūkių siekiamą derliaus rezultatą. Bet vis tiek, Danai, tu važiuoji, keliauji, turi tos pačius renginius, lauko dienas per visoje Lietuvoje.
Ir kaip tu matai tos Janošos kaip veislė, kokios galbūt išskirtinumai arba pagrindiniai aspektai išvelgiami iš tavo pusės? Važiuojant ir stebint laukus Lietuvoje ir kalbantis su augintojais rapsų, matom, kad ši veislė yra vidutinio žydėjimo periodo į vėlyvesnę pusę. Taip pat veislė labai svarbu pasirenkant veislę pagalvoti apie savybės kaip augalo vystimasis iš rudens. Janoš yra sparčiai besivystanti veislė, tai reikėtų pagalvoti apie sėjimą vidutinio ir vėlyvesnių periodų, kad mes nepersiaugintumėm šitos veislės ir ateitumėm su maksimaliu potencialu pavasarį. Labai laukiam derliaus nuėmimo rezultato gamybiniuose ūkiuose, kad galėtumėm daryti galutinės išvadas, bet kokiu atveju tai, ką matome jau dabar padarytuose bandymuose, tai, ką matome bandymus užsienyje, ši veislė turi didžiulį potencialą ir tai yra vėlyvo vidutinio segmento veislė kiekvienam ūkiui.